Sveiki visi, gavau siuntinuką iš Staliaus įrankiai. Tai dabar prie jūsų pabandysiu išpakuoti, pasižiūrėsim, ką aš čia užsisakiau, nes gavau jau prieš savaitę, bet vis niekaip neprisiruošiau išpakuoti. Ir aš nesu labai didelė maniakė įrankių. Turiu nedaug ir tuos pačius tai pametu žoliai, tai dar kas nors, bet dabar jau pribrendau, kad jau reikia. Nu, pasižiūrėkit, ką aš gaunu. Visus po truputį parodysiu. Šiandien tai labai vėjuota, bet išeisiu dirbti lauką, dirbsiu pati ir rodysiu jums. Užsisakiau štai tokį reikalą, nes buvau labai daug užsisakinėjusi pjautuvų, tokių rankenėlių ir pjautuvas, ir iš depo, ir iš taip toliau, pjauti varpiniam augalam. Varpiniam ir ne tik varpiniam, žodžiu, niekas man absoliučiai nepjovė ir visi jie kažkur arba surūdiję, arba jų išmečiau. Tai apie Staliaus įrankį prisiklausiau labai daug gerų atsiliepimų. Tai pažiūrėsim, kaip jauna šitas. Ir visiems varpiniam augalam aš tikiu, kad tai bus didžiulis atradimas ir pagalba ir jums. Tada, nes šiaip aš esu mėgėja tokia pasilengvinti buitį, bet labiau gal pačiuose namuose. O dabar jau pradėsiu savo lengvintis buitį ir lauke. Kas čia yra? Čia yra pjūklas. Kodėl aš jo labai norėjau ir parodysiu, ką jau aš išmokau studijuodama. Tai yra 3 pjūvių padaryta, nupjauta šaka. Ir esmė tokia, kad aš ir savo seminaruose kalbu apie tai, kad aš organizuojuosi darbus ir darbo įrankius taip, kad viską galėčiau pasidaryti pati. Nes prisiprašyti vyro nupjauk, tai reiškia niekada. Lygiai tas pats yra su trimeriu, lygiai tas pats su benzopjūklu ir taip toliau. Plius iš tikrųjų tikrieji genėtojai, jie benzopjūklo net storiausiai šakai neima, jie pjauna rankiniu tokiu pjūklu. Tai irgi išbandysim, pats laikas yra genėti. Kas čia? Sekatorius, jau pamiršau, kad jau užsisakiau sekatorius. Tie, kas pas mane vasarą buvote atvirų vartų dienose, aš rodžiau labai panašų iš tų pačių Staliaus įrankiai LT. Šiek tiek kitokį sekatorių turėjau, tai visi tie, kurie buvot paėmę į rankas, tai supratot, kuo šitie japoniški sekatoriai skiriasi nuo visų kitų rinkoje parduodamų. Na ir kas dar čia yra, dar žinokit, čia yra. Ojej, kaip čia viskas šustrai. Čia yra dirvožemio peilis. Tai bandėjo čia harachiri. Tai žodžiu, šitas peilis yra dirvožemiui. Tai turiu labai daug svogūninių augalų užsisakius. Pažiūrėsiu, ar jis man pagelbės dar ir juos sodinti, nes turėjau tokį, žinot, tą, net nežinau kaip vadinasi, tą pompą tokia, įkiši, ištrauki dirvožemį ir tada sumeti svogūnėlius. Tai aš vaikščiau mozoliuotom rankom turbūt 2 savaitės. Pažiūrėsim, ar palengvins reikaliuką šitas peilis. Na ir dar kas čia pas mane yra? Dar pas mane yra kauptukas. Kauptukas štai toks, gudrutis. Viskas su šitais, su antgaliukais, su užsegimukais. Tai tai viską išsibandysime. Man patinka, kadangi man skauda nugarą, tai man patinka ir atsiklaupus. Dėl to aš užsisakiau vieną tokių trumpų kotų, o kitą aš užsisakiau specialiai ilgų kotų, nes man patinka tada jau ir atsistojus. Atsistojus arba iš toliau kažką siekti, kad ten nereiktų, nes mano gėlynai, kaip žinia, yra totalaus tankumo
Tai vat net kitur nelabai ką ir pasieki, tai vat galima su tokiu ilgu. Tai irgi išbandysiu, dar realiai tai buvo kaip, buvo visiems dar ir labai sausa, ir labai karšta. Tai oras atvėsta, tikiu, kad daugumoje didžioji Lietuvos dalyje palyjo, taip kad čiupsim įrankius, eisim išsibandyti ir eisim darbuotis. Tai ačiū visiems ir iki.